Sveiki. Tęsiam mūsų kainų reidą skirtą kapų žvakėm. Iki vėlinių liko jau viso labo kelios dienos. Šiandien yra spalio 30 diena. Esam dabar Lidle, buvom prieš tai Maksimoj. Na ir pasižiūrėkim, kokios čia yra kainos. Iš tikrųjų, lyginti kainas yra pakankamai sudėtinga, nes iš tikrųjų žvakių gamintojai daro tokį, sakykime taip, triuką. Kažkur pripila kaip reikia, kažkur pamažina ir panašiai. Dėl to ir formos skirtingos ir panašiai. Tai paukas tiesiog Lidle nėra platus asortimentas. Tai išvardinsiu, koks yra pasirinkimas. Kam bus įdomu, pasižiūrėkite prieš tai buvusi reiduką Maksimoj. Dar bus, reiškia, iki Rimi, Norfa. Tai pasilyginkit ir pasirinkit protingai. Taigi kapų žvakė 105 valandos, 25% nuolaida nuo 1,99 €, 1,45 €. Bet ar tai žvakė, ar čia labiau įdėklas, net negalėčiau pasakyti, kom įdėklas nuo žvakės skiriasi. Dabar kapų žvakė OL3 kaina 3,39, dabar 20% nuolaida, 2,69 €. Atrodo jinai va taip. Ten mažytė žvakė. Va tokia reiškia, su dangteliu. Toliau didesnė žvakė su kryžium, dega iki 50 valandų, vienas vienetas, 3,49 €. Reguliari kaina, 14% nuolaida, 2,99 €. Va taip atrodo. Taip, kapų žvakė su 980 baronas. 2,39 € nubraukta, 30% nuolaida, 1,65 €. Atrodo va taip. Beje, nuolaidos, jeigu kalbėti apie nuolaidas, tai Maxima yra padaręs jau 50% nuolaidą. Kapų žvakės įdėklas 100 gramų, 69 centai nubraukta kaina, 37%. Dabar yra 43 centai, bet šiaip atrodo išties labai mažytė. Kapų žvakė Livarno 50 valandų degimas deklaruotas. Taip atrodo. 1,29 € nubraukta, 99 centai paskelbta kaina, 23% nuolaida. Kapų žvakės įdėklas 2 po 96 valandos. Tai čia turbūt komplektukas, o toksai. Kaina 1,99 €, tai vieneto apie eurą. Kapų žvakė L1 80 gramų, 30 valandų degimas. Atrodo va taip, nėra pati didžiausia. Nubraukta kaina 2,29 €, dabar paskelbta 1,69 €, 26% nuolaida. Ir kapų žvakės įdėklas 55 valandos, kainavo 99 centus, dabar su 20% nuolaida 79 centai. Irgi tokia mažututė. Tai toksai yra pasirinkimas. Iš ties, kad palyginti objektyviai reikėtų žiūrėti, kiek dega, atitinkamai valandas galbūt, tai yra kaina padalinti iš degimo valandų ir tada galbūt galima būtų išvesti kažkokį tai rodiklį. Bet čia dabar neturim tokių sąlygų. Tai ką, tiek tada iš Lidlo, judam į Rimi.